Tyrimo techninė analizė. Pasižiūrėsiu tyrimą, kelias minutės permėsiu, labai trumpas video, nelabai čia yra ką man šnekėti kol kas, nes viskas dar procese vyksta. Planas tas pats, prieš šį tyrimą pasižiūrėti reikia bitkoiną, dėl to, kad nuo bitkoino priklauso, kaip tyrimas elgsis, kad tyrimas šaus dabar į new all time highs. Man asmeniškai mažai tikėtina, bet viskas įmanoma, net ir bitkoinas gali iššauti, ne? Tai bitkoinas, planas mano tas pats, man tai yra corrective pattern, kaip sako, ne? ABC, žemiau šito levelio, jeigu jisai kyla į viršų, tai aišku bullish ir tikiuosi new all time highs. Ko aš norėčiau šito, ne? Tai čia bitkoinas, taip labai trumpai. Ethereum. Žiūriu didesnį time frame, higher time frame. Tas pats. Ethereum tikiuosi, galim perėti ant 4 valandų. Man tai panašu į correction. Jeigu kas suprantate Elliott Waves, tai nebūtinai reikia supras, bet tiesiog matom impulsą į apačią kažkokį tai, tada correction ir vėl impulsą į apačią, ne? Galbūt tai gali būti impulsas į viršų, tuomet, kai pakilsim virš šito lygio, turėtumėm protestuoti kaip supportą ir į viršų. Viskas gerai, tada new all time highs, valio. Kol kas man tai yra tiesiog paprastas ABCA. Čia turim A. Čia galbūt buvo B ir dabar žiūrėčiau C. Vienintelis treidas, kurį galėčiau imti, tai tik tai shortas čia. Gali būti variantas dar, kad mes čia turėsim kažką tokio. Pakeiskim spalvą. Tuomet bus mūsų B čianai ir C. Tai užtruktumėm ilgiau laiko, vienintelis treidas būtų shortas čianai ir žiūrėčiau tada long čia. Ne? Kol kas daugiau kitų treidų čia man nėra. Aš nematau čia nieko bullish dabar ir nematau nieko, ką iš vis čia galima būtų treidinti. Žmogus, kuris sako, kad ETH BTC atrodo įdomiai. Galbūt jisai čia mato kažkokį tai treidą, aš čia jokio treido nematau. Matau tik shortus ir kažkada biški vėliau netgi tas shortas. Panašu, kad greičiau bus shortas čianai, negu long positionas, kur dar biški gerokai reiktų pakris. Bet aš norėčiau čia matyti tokį range'ą, kad čia biški daugiau laiko užtruktumėm iki sausio galo, iki vasario netgi galbūt, ir tada dropinta, ne? Tai kol kas nieko man čianai nėra. ETH BTC. Ir vėlgi, čia tik tai mano, ne? Pasididinkim time frame. ETH BTC dar didesnį time frame. Nieko nesimato. Vėlgi, aš pasižymėjęs turiu, kas mane domina. Tai galėtų būti ABCA, čia kažkoks mažas AB, tada tikėčiausi kažką tai čia ir tada į apačią. Tai mane domina tik tai šį čia longint. Vėlgi, aš neturiu jokio treido čia, turbūt labai ilgai ir nuobodžiai. Galėtumėm užtrukti ilgiau ir padaryti šį čia, tada domintų shortas. Ar aš čia pirkčiau, kur mes dabar esam, tai tikrai ne, aš nematau čia absoliučiai jokio treido, nebent eiti į mažus time frame'us, tada ten gali rasti visko, aišku. Manęs nedomina tie time frame'ai, nes čia tiesiog nieko nėra. Tai čia toksai pagrindinis dalykas, ne? Ką daugiau? Man čia treidų nėra. Tokia ta techninė analizė, ne? Ant Ethereum. Dabar jeigu žiūrėt kažkaip tai, kažką tai pakalbėti apie nieką, ne? Kažkokias nesąmonės. Pafantazuot. Tai pafantazuokim, ką Ethereum. Ethereum mane domina krist, kažkokį tai didesnį padaryti A, kažkokį didesnį bounce'ą ir va tada dropas. Kur jisai bebūtų, ar tai čia būtų, ar nukris sugebėsim žemiau ir jisai čia bus, va čia mane labai domins. Aš tam pasiruošiu ir aš tikiuosi, kad tai vyks
šiais 2026 vasarą ar kažkada, tai kada tai beivyktų, aš būsiu pasiruošęs, lauksiu tojo tyrimo dropo ir iš karto, kad rekleimintų tą levelį. Gali būti, kad dabar čia turėsim A, B, C dropas ir iš karto claimins. Tai žinoma, kad aš iš karto žiesiu pirkti, nelauksiu, kol kažkokius tai levelius mano fantazijos pasieks, ne, kad jisai nukristų žemyn iki kažkokios kainos. Nelauksiu, aš turėsiu iš karto pirkti. Pirksiu Ethereum spotą šį kartą. Tai norėtųsi, kad būtų biški žemiau, kiek įmanoma žemiau, ne? Tai būtų įdomiau nusipirkti pigiau tą Ethereumą. Čia, kur dabar mes esam, manęs čia nedomina, čia absoliučiai visiškai nedomina. Žmogus gal mato jisai kažką tai, ne? Tai čia panašu į kažkokį tai triangle. Tai tas triangle turėtų pasibaigti A, B, galim užtrukti laiko, jisai turėtų pakilus virš šito levelio, jisai turėtų pratestuoti kaip supportą ir kilti viršų, ne? Jeigu bullish. Ką aš matyčiau, gražų ABC, correctionas, dumpas. Čia būtų mano tokia vizija. Tai čia šitoj vietoj manęs nedomina niekada treidas per vidurį. Čia šansai, kad tu laimėsi, yra labai nedideli. Mane domina tik tai šitoj vietoj, range'o pačioj ir range'o viršuj. Shortai, longai. Vidury manęs nedomina, aš nenoriu pralošinėti treidų ir juos imti belę, kad imti, ne apie tai. Ne, aš noriu juos, kad jie būtų pliusiniai treidai, tai čia manęs nedomina. Jeigu tu čia nueisi ant 30 minučių, aš net nebejoju, kad čia gambleriai čia visą laiką ras treidų ir jie čia gali gamblyti ir gali praloštas pinigus, negailagi, žmonės turi pinigų, gali juos taškyti. Tie, kurie nori kažkaip tai pliusą daryti, tai čia tikrai treido, bent jau man tikrai jo nėra. Treidai būna range'o viršui, range'o pačioj, tai pasidimkim šitą range'o, čia buvo range'o viršus, čia yra range'o pačia, ne? Tai gerai, aš nesakau, kad tyrimas turi iki 800 nukristi. Bet turim padaryti tada kažkokį tai pattern, kaip sako, ABC mano atveju, tai ką aš treidinu. Tada aš galiu čia, tada mane jau domina. Per vidurį, va čia va kažkur, tai belė kur manęs nedomina treidai. Toliau, Ethereum nieko nematau. Tai, sakau, pirmos 2 minutės tiem, kurie norėjo kažką tai sužinoti įdomaus, o dabar čia galim kalbėti nesąmonės, pasimkim, kas buvo praeitį. Dažniausiai atspindi, ne visą laiką, bet atspindi. Pasižiūrėkim šitą. Ethereum tiesiog kartoja tai, ką prieš tai darė, taip pat kaip ir Bitcoinas. Negarantuotai, bet panašumų yra, ne? Ta pati pattern, kaip lietuviškai sakosi, nežinau, ką jisai darė prieš 3 metus, 4. Correctionas, ABC, dropas didžiulis viskas, tada perki, tada domina. Šitą dropą aš negalėjau gaudyti, čia nebuvo man jokio ABC, mano ABC buvo va čia va. Aš čia pirkau Ethereum. Toliau. Žiūrim. Panašu. To ir te reikia. Man reikia vasario mėnuo. Ką dar turim iš praeities. Pasižiūrim Ethereum. Pirmas bear marketas buvo Ethereum. Lygiai tas pats, lygiai toksai pats, tik tai mažesnio. Pasižiūrėkit. Lygiai tas pats. Čia iš senesnio, ne, tyrimų. Net nežinau dabar jau, kuris senesnis, kuris, nes abudu identiški tiesiog. Nieko čia net nėra ką. Tiesiog vienas užtruko mažiau po dropo, buvo greitesnis pirkimas, kitas ilgiau užtruko šiek tiek. Esmė ta pati. Esmė visiškai ta pati. Mane domina žemiau šitos linijos. Range'o apačioj, range'o viršuj. Kai jum visi sakė, va šitoj vietoj, kad Ethereum į 10 000 kyla,
man Ethereum'as treidina biškai kitaip negu Bitcoin'as juda. Jisai 10 kartų nedaro fake outų, pakilo, paėmė took the highs, dropas visą gerą. Nelaukia Ethereum'as kaip Bitcoin'as, daug fake outų ir tada tik tai pradeda judėti tą pusę. Čia biškai mažiau visko, čia viskas daug greičiau vyksta su Ethereum'u. Tai turim šitus, ką turim. Jau per ilgai aš šiandien pasakoju. Bitcoiną dar kartą galim pasižiūrėti. Galim pasižiūrėti mažesnį time frame kažkokį. Vėlgi Bitcoinas vėl lygiai tą patį aš jau sakiau, kai mes buvo mano praeitose video kažkur tai, koks čia buvo spalio mėnesį gal, aš jau sakiau, kad aš šito tikiuosi dropo, aš tiesą pasakius tikiuosi dar didesnio dropo, gal net nekilt, nedaryto ABC, tiesiog dropint dabar didesnį dropą ir tada galim čia daryti tą didesnį ABC. Bet nebūtinai galim ir čia pabūt. Ateinantį mėnesį laiko dar laisvai. Šitas treidas mane domina. Tiksliau, galėsiu patreidinti ant paper trading accounto, dėl to, kad nenoriu uždarinėti šitų treidų, šitų shortų, nes šitas bus uždarytas tik tai pačioj bear marketo. Tarp kitko, ar gali būti, kad mes čia dar kilsim į viršų? Tai aišku, visko gali būti, ne, ašgi nežinau, niekas nežino. Gražus supportas, trend line laikom. Turėtumėm tada šitoj vietoj, turėtumėm prasitestuoti kaip supportą ir varyti į viršų be jokių sustojimų. Turėtų būti impulsas. Nes jeigu mes esam bullish, jeigu čia yra Bitcoinas ir tas pats Ethereum'as, jeigu mes kilsim į new all time highs, ne? Jeigu mes čia tikrai esam bullish ir jeigu mes čia kilsim į new all time highs, šitas turėtų būti kaip kažko tai pradžia, tai wave 1, 2, gali netgi čia būti 2, būtų bullish, ne? Sugrįžimas virš šito rezistanso, tada turėtume matyti, jeigu čia 1, 2, tai mes turėtume matyti didžiulį impulsą į viršų, 3, 4, aš šito nelaukiu ir nenoriu, nes aš žiūriu daugiau į apačią, bet jeigu tai bus, ne? Tai va, turėtumėm kažką tokio matyti, impulsą į viršų. Jokių čia negali būti pasimakalavimų, čia vėl grįžti kažkur žemyn, ne, tai taip neturėtų atrodyti, turėtų būti impulsas į viršų stiprus. Ar tai gali būti? Aišku, pilnai visko gali būti, ne, aš tiesiog treidinu savo planą, kol aš neturiu treido, manęs nelabai čia ir domina, mane domina tik tai čia ir čia. Tai tiek, ne? Kol kas nieko daugiau čia kaip ir nematau. Čia nieko nėra, čia open interest vis dar į apačią važiuoja sėkmingai. OBV šiek tiek rodo bullishness, bet tai turėtumėm pirmiausia nukrist, kad matyt kažkokius tai rimtesnius dalykus. Kol kas nieko nėra, tai tiesiog daug stop lossų hitina. Šitas, matot, šitas green candle, ne? Atrodo labai daug įpirkimų, iš tikrųjų negative delta, tai reiškia labai daug stop lossų hitino, shortus buvo uždaryti shortai, dėl to tas candle toksai, jis tiesiog suėdė shortus ir tiek žinių, nieko čia labai bullish nėra. Bullish bus labiau, kai pradės visi įpirkinėti va šitoj vietoj. Breakout traderiai, tie, kurie treidina breakoutus, čia bus daugiau bullish, tada čia pradės visi pirkinėti, kaina apsisuka dažniausiai ir grįžta į apačią. Žodžiu, čia tas pokalbis apie nieką, visa esmė, kas mane domina, tai yra dropas, tada tai, ką mes dabar darom, toksai, kaip čia pasakyti, į kitą pusę, ne, dropas, tada pakylam ir tada vėl krentam. Tai mane domina tik tas kritimas, kaip viskas pasibaigė toj vietoj. Ar mes krisdami iškart sugrįžtam iš to levelio, tai būtų super bullish, ar mes nesugrįžtam ir tiesiog krentam tolyn, ne? Tai tiek.
šitie leveliai mane domina, aš pasižymėjęs ir laukiu, kol jie bus hitinti. Čia šitoj vietoj per vidurį manęs niekada nedomina. Domina tik čia. Kai ateis tie treidai, aš parodysiu ir nufilmuosiu. Tai tiek.